kągi, didžiausias metų šventės jau tikrai ne už kalnų, o šiandien aš su jumis sveikinuosi iš Wolves TwinsBet ir Tel Aviv Hapoelio kalėdinių rungtynių. Mes kaip visą laiką pasižvalgykime po TwinsBet areną ir aišku paklausinėkime žmonių, ar jie jau pasiruošę kalėdom. Važiuoja! Ar tik geri vaikai gauna dovanų per kalėdas? Visi vaikai gauna dovanų. O ką šiandien dalinat? Kokios šiandien yra dovanos? Pradžioje yra marškinėliai, Wolves, o po to desertui turėsime saldainių įvairiausių. O sakykit, kad gautume dovaną, ką vaikai turi padaryti? Taip, geriausia, jeigu tai būtų kalėdinis eilėraštis, Taip. kalėdinė dainelė, Aha, bet jeigu nesigauna, tai talentą galima parodyti. talentas. Kaip pavyzdys, kokį nors saulutę, kaip moka nupiešti, arba salto, arba žiūrėk, va. O, tai? Va, norai visokie. Ko paprašai kalėdų senelio dovanų? Bilietus į kiną. Labai gerai. O jūs? Jordano kėdų. Poską flomasterių. Paprašiau rūbų, Labai gera dovana. Ko dar? pinigų ir kosmetikos. Saldainio, futbolo kamulio ir viskas. O mama kukliai, sveikatos visiems, meilės, darnos. Lego. O tu ko paprašai? Lego Ninjago. Ninjago. Gerai, o tu kokio Lego nori? Specifiškesnio gal kokio? Išmanaus laikrodžio. Naujas vieras. Oho, labai gera dovana. O jūs ko? Aš nebeprašau senai įdomu. Kelnių šokiams. Pliušinio žaislo. Kvepalų. Kvepalų irgi. Pinigų. Aš kažką prašiau, kas susijęs su žirgais, pavyzdžiui, arba ten makiažą. Labai gerai, reikia iškart prašyti žirgo. Kvepalų. O tėtis ko paprašė? Dar neparašiau laišką. Laimės, džiaugsmo ir ramybės. Tobula. O jūs? Sveikatos. Prašymį AirPodsų. Aha. O jūs ko? Pinigų. Pinigų ir AirPods. Man atneš kalėdų senelis tokių brangių dovanų. Gali būti. Kad kriptovaliuta į kosmosą kiltų. Vairuotojų teisų. O, labai gerai. Jau buvo bandyta? Buvo vakar, bet nesigavo. Pirmas kartas? Taip. Ai, tai dar galima pasitaisyti. Naują telefoną. Dėl to, nes, nežinau, atsiprašau, jeigu čia tėvai, atsiprašau, jeigu žiūrit. Mano telefonas, Kas? Parodyk. mažas, toks senoviškas, senas ese. Naujo didelio. Norėčiau 13 mėnesių kaip mano tėtis. Laimės. Makiažo veidrodžio. Džiaugsmo. Aš dar nieko neprašiau. Aš irgi nieko neprašiau. Telefono, nes biški blogai. Aš irgi dar nieko neprašiau. Pinigų. Aš nežinau, žaniu. O turit savo mylimiausią Wolves krepšininką? Pirmas numeris. Kodėl Anthony Cowanas? Nežinau. Jis mielas. Gerai. Kuris Wolves krepšininkas būtų pats geriausias kalėdų senelis? Gal Milėtas. Aha, kodėl? Barzda didelė. Kariniauskas. Kodėl Kariniauskas? Žinau, prisiminiau pavardę jo. Turmanas. Kodėl Turmanas? Nes man jis labiausiai patinka. Geriausias kalėdų senelis būtų du viename, tai broliai, dviniai. Nežinau, nieks neprilygsta kalėdų seneliai. Žaimaitis. Gerai, kodėl? Ar kad šviesus, ar kad aukštas? Aukštas ir... man panašus tiesiog, kad į kalėdų senelį. Kristupas. Kodėl Kristupas? Labiausiai tiktų jam gal kostiumas. Garbanas tai. Ką norėtum padovanoti Kristupui Žemaičiui? Gal kamalį. Pergalę. Miniotui, ką galėtumėm padovanoti? Gal kažkokį, statulą su kamaliu. Anthony Cowan pirmų numeriukų žaidžia irgi dabar labai gerai. Ką jam galėtumėm padovanoti kalėdom? Šalika. Šaliką, Wolves šaliką, taip? Tegul ir nešioja. Jo. O jeigu jūs dar galvojate, ką man padovanoti šeimos nariams, draugui ar draugai, yra labai geras ir paprastas sprendimas, tai yra aišku Wolves merčas. Yra labai daug įvairiausių gražių tiek marškinėlių, tiek taip pat džemperių dabar šaltesniam sezonui. Aišku, yra ir atributikos, tokios kaip šalikų, taip pat mūsų mylimiausių Wolves krepšininkų marškinėliai. Tai galite ateiti pasipuošę tiek į rungtynes, tiek į, nežinau, mokyklą, universitetą ar netgi į darbą. Tai o štai čia taip pat dar turime tokius išskirtinius marškinėlius, kurie yra padaryti kolaboracijos principų. Tokie ryškesni ir gražesni. Ir nepamirštame ir mažųjų, kurie taip pat myli krepšinį ir nori pasipuošti Wolves marškinėliais. Tai galite įsigyti internetu arba jeigu atvykstate į rungtynes, štai čia. Ar jau kalėdinė eglutė
eglutė pas jūs namuose yra? Ne. Ir nebus. Ir nebus. Kodėl nusprendėt, kad šiais metais nereikia jos? Todėl, kad šiuo metu nuomojamės būstą ir manau, kad nuomojamam būstą nereikia taip stipriai puoštis. Ir kalėdas sutiksim pas tėvus, todėl ten žinau, kad nuotaika ir aura ir visa kita bus tikrai kalėdų. O jau jaučiat kalėdinę nuotaiką, klausot muzikos ar kažkaip kitaip bandot įsijausti? Jaučiam labai, nes nuo pietų kamščiai prasideda, tai tą labai stipriai pajautėm. Taip, taip. O turit kokių kalėdinių tradicijų, ar su šeima, ar kartu, gal advento kalendoriai, ar kažkas panašaus? Kaip ir pas visus, klasiškai, ta prasme, turbūt jo, kūčias pas tėvus, su artimiausiais, kalėdas taip pat. Šiais metais dar draugus, o ne, susitiksim per kalėdas. Švęsim labai daug. Supratau. O sakykit, kuris Wolves krepšininkas jūsų nuomonė galėtų būti geriausias kalėdų senelis, jeigu reikėtų pavaduoti? Darius ir Kšištofas, ne Wolves krepšininkas. Nu, jie gerai, o jeigu iš krepšininkų? Treneris. Ką? Man labai panašus treneris. Treneris panašus, a ne, į kalėdų senelį? Ir jūs galėtumėt būti puikus kalėdų seneliai. Ar sutiktumėt, jeigu pasiūlytų kalėdų senelis? Man atrodo, aš būčiau kalėdų senelis, o jisai tas grinčias. Ne, aš kalėdų senelis, nes man patinka nešt gerą, dovanos, man patinka. Tiek daug dabar NT šokėjų pasirodė ant scenos. Tu kartu su jais pasirodė, ar tik stebėjai viską iš šono? Jų pasirodymą stebėjau iš šono, bet per halftime show turėjom bendrą pasirodymą, kuriam ruošiamės labai ilgai. Tai labai džiaugiuosi, kad visi galėjo pasirodyti ir manau, kad pasirodė puikiai. Koks jausmas, kai dar turi stebėti kartu ir kitus šokėjus, ar jaudinasi už juos? Aišku, kad jaudinas. Visi treneriai jaudinas. Reikia jaudintis dėl savo šokėjų. Kas yra sunkiausia kuriant? Ar visi judesiai ateina savaime, ar patiri kažkokių sunkumų ties tuo? Kadangi daug komandų treniruoja šiais metais, tai turbūt sunkiausia yra neišsisemti judesiais ir rasti vis tiek kažko naujo kiekvienai komandai, nes ir stilistika keičiasi. Tai bandau challenge save nesikartoti, kai statau choreografijas. Supratau. Ir ką visiems šiems nuostabiems ENT šokėjams palinkėtum naujų metų progą? Neprarast motyvacijos ir lankyti treniruotės toliau, nes kitaip supyks. Sakykit, ar kalėdinės eglutės namuose jau yra papuoštos? Kaip tik šį savaitgalį papuošėm. O aš taip pasakysiu. Vakar pastačiau eglutę, šiandien pakabinau girliandos, o rytoj su dukrytė jau kabinsiu bumbulus. Jau bumbulus, o eglutė aukštesnė už jūs ar ne? Taip, iki pat lubų. Kiek aš visą laiką pirku tokią eglutę, kad kaip tik iki lubų. Supratau. O sakykit, ar kalėdas švenčiat kartu, šventę sutinkat kartu būdami? Visada, nebent kaip žaidėm dar profesionaliai, buvom skirtingose šaliuose. Taip. Tai dabar visą laiką su šeima, tėvai, vaikai, mes kartu visi bendrai. Ai, dar neturėjom. Tai štai toks buvo spalvingas ir gražus mūsų šventinis epizodas. Noriu Jums palinkėti gražių ir svarbiausia laimingų švenčių ir aišku artėjančių naujųjų metų. Noriu dar kartelį tik tai priminti, kad jeigu galvojate, ką padovanoti ir dar neturite dovanos, prisiminkite, kad yra Wolves merčas ir iki kitų kartų. Čiau! Kalėdos! Prenumeruok Wolves kanalą ir visus video žiūrėsi pirmas.